jau, ne? Valio. Taip, šiandien kalbame apie tai, kaip pasiekti laimę darbe ir gyvenime. Kalbėsime su žmogum, kuris tą temą ištyrinėjęs karsai išilgai, yra savo gyvenime pavyzdys. Tai Simona. Labas, Simona. Labas, Sauliau. Mes štai kažkaip apsikalbėjom prieš tai. Tai va. Taip, smagu. Iš tikrųjų, sakyk, kuo tu šiandien labiausiai norėtum pasidalinti, mes turime tą pusvalanduką ir kuo jauti, kad galėtum pasidalinti ir naudinga šiandien žmonėm, kurie klausys. Tai turbūt apie tą laimę darbe ir kalbėsim šiandien, ar ne, apie kaip galbūt, kas man yra laimė darbe, kaip aš ją radau ir kaip tą klausimą sprendžiam su savo klientais, ne, su žmonėm, kurie ateina. Tai gal apie tai? Gerai, super. Tai prašom avansų patiktuko jūsų, paspauskite, pasidalinkite, jeigu galite, tegul būna daugiau laimingų žmonių. Yra įvairių šiaip tyrimų, aš žiūrėjau, ieškojau ten tų visokiausių tyrimų ir visokiausių kalbų. Sako, kad tikrai nemaža dalis priklauso labai aišku nuo regiono, kai kurie žmonės pasaulio šalyse džiaugiasi tiesiog, kad turi darbą. Nesvarbu ką, už kiek, svarbu, kad yra darbas. Yra pasaulio šalis, kur mes vadinam labiau išsivyščiusiam, kur daugiau to darbo pasiūlymų, tai tada jau žmonės pradeda ieškoti, aha, tai kur čia mano talentai? Aha, tai kaip čia man jausis geriau visas tas 8 valandas, arba kaip čia kitaip save realizuoti. Yra tikrai labai skirtingų vietų, bet jeigu jūs esate vietoj, kur jaučiat, kad potencialas jūsų yra dar didesnis negu dabar esate, tai šiandien įsiklausykite ir būkite laimingi tame darbe, kuriame esate, arba tą, kurį susikursite. Simonos video šiandien, kurį mes darome, tai yra viena iš mūsų lektorių, labai džiaugiuosi, kad jinai bus. Mūsų online mylima veikla dirbtuvėse, jinai ten dalinsis 6 klausimais, kurie gali būti, kad jums atvers smarkiai. Apie tai vėliau. Tai Simona, tu ruošiaisi, dėliojaisi, leisk savo pasakyti, ką nori dabar iš tos laimės ir nelaimės darbe ir gyvenime. Ir tada, jau aišku, lauksim tų tokių visokiausių klausimų iš mano pusės ir iš kitų. Einam. Aha. Apie dabar, kai pradėjai kalbėti, kad kiekvienoje šalyje yra labai skirtinga, ar ne, kai kurie džiaugiasi, tiesiog, kad turi darbą, kažkas jau pradeda, kas geriau gyvena, ieškoti savo talentų. Ir aš prisimenu, tai mes dabar ir esam tam pereinamajam laikotarpį, ar ne, nes kažkada, čia gal maždaug ten iki 2010 dar skambinu mamai ir sakau, nežinau, kažkaip noriu gal išeiti iš darbo, nes manęs nemotyvuoja, kažkas ten tokio buvo. Mama, atsimenu tada, apie kokią tu čia motivaciją kalbi, maždaug laiku moka atlyginimą, turi darbą, geros pozicijos, ko tu dar nori. Tai va, iš tikrųjų, kartais gal ir per daug užstringam šiandien dienai su tais talentais, nes ta laimė, jinai dabar irgi patapo kažkuria prasme sumistifikuota. Ne? Va, tas laimė darbe tarsi yra šilta ir patogu visada. Tiesiog ieškau tos mylimos veiklos, kur būtų kitaip šilta ir patogu visada. Ne? Nėra iššūkiai jo, bet jie labai lengvai išsisprendžia. Arba kažkaip palankiai visada išsisprendžia, ar ne? Visada turiu drąsos ir yra ta iliuzija tos laimės darbe. Bet tuo tarpu tyrimai kalba apie laimės jausmą, kuris yra pasekmė, kai mes išnaudojam savo potencialą, tai yra ir turime atitinkamą kiekį iššūkių ir žinių. Ir auginam savo gyvenime tiek žinias, visą laiką nuolat mokomės, ar ne, bet kai kažką mokomės, reikia tas žinias kažkur panaudoti, vadinasi, reikia ir iššūkių. Ir jeigu iššūkiai yra per maži, o žinių labai daug, pasidaro nuobodu. Atsipalaidavimas. O kai yra žiauriai dideli iššūkiai, o trūksta žinių, tai tada baimė, stresas, tai tada reiškia tiesiog reikia kažkaip mokytis, ne, toj srity. Ir iš esmės, tas toks nuolatinis augimas tiek iššūkių, tiek žinių, mokymasis ir iššūkiai, savo potencialo panaudojimas ir yra ta būsena laimės, kurią generuoja. Tai dar kitaip pasakius, kad irgi pagal progreso principą toksai buvo jau senai atliktas tyrimas, kad laimingiausi žmonės jaučiasi, jie žymėjo dienoraščius, kada laimingiausi jautėsi dienos metu ir jaučiasi tada, kai įveikė kažkokį tai iššūkį. Padariau, ko negalvojau, kad galėsiu padaryti. Arba bijojau skambinti kažkam, ar ne, bet paskambinau ir gavau atsakymą taip. Ar ne, tai ir atrodo, ir čia ir yra tas jausmas toksai fainas, aš galiu.
Ir kai mes save apribojam nuo to iššūkio, ar ne, bijom patirti kažkokią nesėkmę, nu tai tada atribojam save ir nuo laimės jausmo, kaip ten bebūtų. Tai va, tai čia vat viena galbūt iš tų iliuzijų, kad laimė darbė yra šilta patogu, tai jeigu mes šitos būsenos ieškom, Bet tai kas tikrai ieško, pakomentuokit, kas ieško, paspauskit pliusą, kas neieško, tai spauskite kokią nors ten minusiuką, žinai, būtų labai įdomu, nes aš irgi atrodo, kad visą gyvenimą norėjau tos laimės darbe ir atrodo, kad tikrai, jau kai stresas, kai nepatogus jausmai, tai tada jau labai skauda jau nesąmonė, žinai. Nors tikrai, ką tu sakai, įveikimas kažkokių iššūkių, tai tikrai duoda, nežinau, kokią čia to hormoną, kokį čia išskiria mumį, žinai, bet tikrai labai ten kažkuriam laikui labai jaučiasi labai maloniai. Pakomentuokit kaip jums. Bet čia va tas, ką aš dabar dalinuosi, aš savęs irgi neišskirčiau už to, tai ir yra ieškojimo tas kelias, visi kažkur susimaišom, turbūt gyvenime, kad įsivaizduojam irgi, kad ta laimė čia labai, turbūt negalėčiau dabar kalbėti, jeigu pati to nebūčiau savo atradus, kažkur irgi buvau pakibus, kad ta laimė yra kažkoks, nežinau, kažkoks ant debesėlių šokinėjai, nuo vieno ant kito, tai viskas lengvai gyvenime, bet tada prieštarautumėm evoliucijos dėsniai. Ane? Tai nieko išras nereiktų. Jeigu taip šilta, patogu ir gerai, tai o kam tada ką iš viso daryti? Įsėdim visi, ane? Ir viskas. Tai tas truputį nepatogumas, jis ir skatina mus augti, o iš to gaunasi laimės jausmas. Žodžiu, tai viskas kaip ir evoliucionuoti vis tiek turim. Ir tai va, o tai susijęs su veiksmu. Laimė darbe vis tiek aš turėsiu kažką daryti, ko perlipti tą savo negaliu, bijau, kiekvieną kartą truputį virš, tai ir sukuria tą jausmą. O kur yra bėda, sakyk, kad tu, žinai, dirbi su klientais asmeniškai, tiesiog pati praėjusiesi savo kelią, būtent paieškose gyvenime tos harmonijos, laimės. Toks jausmas, kad tikrai visi kažkaip ieško tos harmonijos, laimės, tik kartais būna skirtingose dalykuose ieškom, žinai. Kažkas nori prabangiau kažkaip gyventi, žinai, tada, arba kokį galingesnį automobilį turėti, tada bus laimė. Kažkas keliaut nori, tada bus laimė, žinai. Tu irgi sakei, atsikeliavo savo tiek, sakai jau. Nors ir dabar grįžai iš kelionės, žinai, irgi gal ten ieškoji laimės, ne? Tai kur yra problema, ką pastebi, ar problemos, žmonės ieško tos laimės gyvenime ir darbe, ir vat kažkur ją būna, kad pameta. Kur ją pameta? Gal apskritai, vat ir pagal tą tokį grafiką, čia tik parodžiau vizualiai tie iššūkiai, mokymasis, pagal šitą grafiką reikštų, kad nėra tokio taško, į kurią ateinu ir jau yra laimė. Tai yra nuolatinė būsena, kurią aš vis kuriu, nes, ar ne, jeigu jau tu darysi, tau puikiai pavyko kažkas ir tu kartosi tą patį veiksmą, jau bus kažkurioje vietoje nuobodu, nes tau reikės naujo iššūkio. Tai nėra galbūt suvokti irgi, kad nereikia man naujo darbo, gausiu atlyginimą, nusipirksiu tą ir aną ir tada būsiu laiminga. Taip nebūna, tiesiog nebūna, jau tą žinom, ar ne, kad tada bus kiti iššūkiai. Tai vien suvokti, kad laimė yra tas kelias, kurį mes kiekvieną dieną vis tiek einam, neieškoti kaip kažkokio nekintamo taško, o priimti tą visą kintamumą, visą ko laikinumą, nieko čia naujo turbūt nepasakiau, bet tiesiog pabusti iš tos iliuzijos, kad yra tas taškas, laimingas taškas, tai jau ir laimė. Vėlgi, nes mes prieštaravom tada evoliucijos tam dėsniui, ane? O esam žmonės ir matyt augsim iki ten begalybės, nėra čia pabaigos. Tai nežinau, ar pameta, žinai, žmonės gal labiau susimaišom kartais, bet vėlgi tas susimaišymas, kai ieškom ten, galbūt ten, aš sakyčiau, irgi yra kelio dalis, ne? O kaip kitaip ateis ta išmintis be šito dalyko? Ir kelti tikslus, ką tu paminėjai, kažkam galbūt namas, kažkam galbūt kažkoks dar tikslas, bet tų tikslų irgi negalėsim tada, tie tikslai padeda eiti į veiksmą, būti orientuotam ir pagal tą pasiekti ar nepasiekti irgi patirti laimės būseną. Tai tikslai irgi yra labai svarbus. Dabar tavo klausimas, nežinau, ar aš tavo klausimą čia truputį atsakiau, bet... Aš tau dabar tiesiog pratęsit. Mėlyjei, kas jaučiate,
kad naudinga live transliacija, spaudžiam patiktuką, pasidalinam ir komentuojam, užduodam bet kokius klausimus. Jūs turite unikalią galimybę dabar užduotus klausimus live transliacijai, o kas praleido, tai irgi sveikinam, tai pažiūrėsit. Ir man įdomiau būtų dabar išgirsti tavo istorijos, tavo akimirką, tu šitai užsiminiai, sakai, kad, tai ką tu čia jau ieškai tos motyvacijos. Tai kaip tau dabar, žinai, koks virsmas vyko, kuo tu buvai, ką tu darėjai, žinai, ir kas tau pajutai, kad tapo per ankštą ir į ką pakeitė. Tiesiog labai įdomu, koks tavo buvo virsmas, ar tai buvo sunku, lengva. Aišku, ten 10 metų papasakot per 5 minutės nelengva, bet, kiek ten tų detalių gali. Žinai, aš savęs, kai paklausiau, ar aš buvau apskritai, ar aš patyriau nelaimę darbe per visą savo gyvenimą, nesvarbu, ar tai buvo samdomas darbas, ar dabar, galvoju, kad ne. Žinai kodėl, bet ne todėl, kad nebuvo situacijų tokių, jau ten, kur atsipalaidavimas, nuobodulys, tokių situacijų tai būta, bet todėl, kad aš kai ateidavo tos situacijos, ieškodavau visą laiką sprendimo. Pavyzdžiui, kai jau nebebuvo jokio iššūkio mano vienam iš pirmų darbe, aš tada sugalvojau mokytis. Tiesiog studijuoti. O galvoju, tada turiu laisvo laiko, tai žodžiu, tada dėmesį ten nukreipiu. Kai pradėjau mokytis, ar nesirado kažkokios naujos galimybės ir toj pačioj veikloje, gavau naujų iššūkių. Simona, eik ten atidaryk dar vieną parduotuvę. Dar vieną. Ok, gavau ir ten jau nebėra iššūkio. Tada galvoju, gal tada reikia kažkokį pomėgį susirasti. Ir žodžiu, kad, o gal kažką tada, atsimenu, į kiekvieną savo darbą, kokią aš tik bedariau samdomam, aš integruodavau savo tos pomėgius. Kai ateidavo ta akimirka, kad man biškai jau nuobodu, tarkim, mėgau šokti. Tada pradėjau organizuoti, ten turėjom sporto klubą įmonėje, šokių treniruotės, pavyzdžiui, ne? Viską gali. Tada man patiko organizuoti renginius. Pradėjau organizuoti renginius darbe. Tiesiog, tai gerai renginiai, kalėdiniai, visokie šventės, o kas to neleidžia, ar ne? Ir kažkaip aš visada susikurdavau tą. Ir atėjo lygiai taip pat kitas momentas, kaip aš išėjau iš darbo, lygiai taip pat, kad jau kažkaip nebepatogu ir aš savęs tada paklausiau, ar man kilimas dar aukščiau įmonėje yra tas, ar man tai yra, tas iššūkis. Kaip aš matau, kaip aš jausiuos po 5 metų, jeigu likčiau ar ten toj pačioj vietoj. Tai kai savo atsakiau klausimus, kad, tiesiog nebepakeliui, ne su ta įmonė, kurioje esu, su jokia įmonė nebepakeliui, kad man norisi vis tik savo veikloj individualiai išreikšti ten tos savo projektus, norus. Ir tada buvo kitas žingsnis priimtas išeiti dirbti savo individualiai, į individualią veiklą. Tai gal tas toksai, galvoju, kad kiekvienas darbas buvo tai, gavau tai, ko aš noriu, o kai jau nebepatikdavo arba nebebuvo iššūkių, aš jų ieškodavau, tiesiog kurdavau. Ir matyt, tai man ir padėjo visą laiką eiti, judėti iš tos nelaimės, pavadinkim, būsenos į laimę, ar ne? Ir šiandien dienai tai nereiškia, kad dabar aš atėjau kažkokią super, žinai, patogią būseną, sofą, ne, tai man irgi nuolat reikia kažką galvoti, ar aš čia noriu eiti šitą projektą, kokią aš čia noriu kurti, visur vėl tyrinėju, ne, čia galbūt nebepatogiai jaučiasi šitas, galbūt tada ten manęs nėra, galbūt reikia savęs ieškoti kažkur, neieškoti, o eiti į kitą projektą. Nuolatiniai sprendimai primami. Sprendimai nuolat nepatogu, klausi savęs, ką aš galėčiau padaryti kitaip ir priemi sprendimą. Tai va labai paprastai, ar ne? Nepatogu, klausi savęs, bet kad galėtum priimti tą sprendimą, turi vis tiek būti jau atsakę savo į klausimą, ką aš irgi dariau, o ko norėtum. Iki dabar atsimenu vieną tokią situaciją, kad buvau išvažiavusi į įdirbį kitą šalį, įmonė mane buvo išsiuntusi apmokymams ir tie apmokymai truko tikrai ten maždaug apie pusę metų. Ir aš nežinau, kas man šovė į galvą, aš jau buvau savo atsakius, kad pardavimai tarsi nėra mano, kad man vis tiek labiau įdomu, kaip žmogus jaučiasi. Aš vis tiek nuėjau į tą pardavimų, departamentą. Perėjau į tokią lygiagrečią poziciją. Vis tiek aš nuėjau į tos pardavimus ir, važiuoju aš ten į tą parduotuvę ir aš žliumbiu,
Nes man neįdomu tie pardavimų rodikliai, man neįdomu. Ir tas dar turiu vadovauti, dar turiu, ta prasme, taigi sėkmę matuoja, ne, tai normalu, parduotuvė matuoja sėkmę pagal savo pardavimų rodiklius, o man įdomu, o kaip tas darbuotojas jaučiasi, o kas čia jį motyvuoja. Ir aš galvoju, Simona, kaip aš čia vėl atsidūriau savo noru. Ir tada gerai galvoju, užteks dabar skūstis, dabar savo, jau ko aš nenoriu, labai gerai žinau, dabar pabandyk, Simona, savo paieškoti, ko tu nori. Ir aš tada supratau, kad aš negaliu įsivardinti pozicijos, kokios aš noriu, nes aš nežinau, kokių tų pozicijų yra. Gerai, galvoju, čia toksai, žodžiu, dialogas su savim pačia. Gerai, tai tada nesivardink jokių pozicijų. Vardinkis, ką norėtum veikti. Ne, ir ten aš pradėjau savo tada vardinti, kad noriu būti psichologė, noriu turėti mašiną įmonės, noriu renginius organizuoti. Žodžiu, daug tokių visokių dalykų keistų, nesusijusių privardinau, noriu būti šiaip įmonėje svarbi ir ten procesus kažkokius tai gerinti. Žodžiu, po 3 maždaug mėnesių aš grinai turėjau šitą poziciją. Kadangi jinai buvo nauja įmonė, tai aš ją dar galėjau susikurti, tai ten ko toj pozicijoje nebuvo prašymą. Kaip taip įvyko, žiūrėk dabar, ar čia yra ta mistinė dalis, kaip vadina, žinai, vibracijos, traukos dėsnis ir taip toliau, kaip tai suveikia, aš nesuprantu. Ar tu kaip tik nuėjai ir sakai, viskas, aš žinau dabar, susirašiau, ko aš noriu, ateini pas ten atsakingus žmonės ir jie sako, tau yra štai, kaip tai įvyksta? Nes tai būna žmonėm, jie prisirašo, prisigalvoja, pradeda rėkauti pasaulį ir tai vyksta greitai. O kaip tau vyksta, kaip tu manai? Žinai, aš šitoj vietoj tiesiog savo pirmiausia pasakiau, kad aš negatyviai, pykstu ant to darbo, kurį pati pasirinkau, žinai, tai, manęs tai tiesiog niekur neveda, man negera, ne, tai jeigu aš noriu išlipti iš negera, tai turiu žinot, ko aš noriu, kas man atsakys už mane, ne, ir aš žinau, kad čia nėra lengvas atsakymas, bet, aš turiu atsakyti tai, ir aš pati save prispaudžiau ieškoti, ko aš noriu, tai nebuvo lengva. Fainiai, kai kažkas pasako, bet aš turiu pasirinkti, ko aš noriu. Ir aš suleidau vardinti, ieškoti. Ir žinai, tas, kai, čia ir yra sunkiausia turbūt dalis, nes lengviau nueiti tą įprastą skūstis. Tai kai žinai, ko nori, čia dabar tas yra tikslas. Ir dar gali pridėti jausmą. Aš įsivaizduoju tą būsena, kaip tai dirba, man gerai jaučiasi, tai ko aš noriu, ar ne, tai dera, tai nebuvo iš trūkumo jausmo, aš tiesiog suleidau, aš negalvojau apie pinigus tuo metu, aš galvojau apie veiklą, tik apie veiklą, ką aš noriu veikti, ne kiek aš noriu už tai pinigų gauti, o iš tos serijos, ką aš daryčiau, už ką man nereikėtų gauti pinigų. O čia pirmiausia, pinigus, nes kai mes pradedam galvoti, noriu tiek pinigų, ir čia jau atsiranda daug visokios įtampos. Šito nebuvo kriterijus. Šitas kriterijus irgi buvo atsiradęs, paskui kokią aš sumą noriu gauti, tai aš ją gavau, irgi lygiai taip pat tokią ir gavau. Bet čia nebuvo tokios didelės energijos, aš dabar manifestuoju, turi ateiti tą sumą. Aš tiesiog žinojau, ko aš noriu ir viskas. Ir viskas. Žinojau, ko aš noriu ir taškas. Tai tas įsivardinimas, ko aš noriu ir su jausmu suderinant, kad man tai gerai jaučiasi. Tada atėjo tokie išbandymai, kaip pavyzdžiui, gauni pasiūlymą, aš gavau pasiūlymą tada dar pabūti ilgiau užsienio ten toj šaly ir dar vienai parduotuvei, žodžiu, suvadovauti. Ir čia yra ta akimirka, kur atėjo, kur aš jau buvau įsivardinusi, ko aš noriu, ne? Ir tau pasiūlo tokį, tokį dabar, ir čia ta akimirka tiesos. Tai dabar noriu nueiti iš baimės į tavo pasirinkimą ar pasakyti ne. Ir nežinai, kas bus. Ir čia buvo ta akimirka, kur sėdi suskridę vadovai ir sako, gerai, Simona, čia mes tave gerai vertinam, viskas čia šaunu ir norim tau pasiūlyti, dabar dar vieną parduotuvę, sušvitėti, sužibėti, ar reikėtų tau galbūt kažkokių apmokymų, kad ar tu sugebėsi, ar kaip koks yra tavo tas, ar pakankamai jau žinai, ar mes tu dar galim kažkokių žinių duoti, kad ten sužibėtum. Ir aš taip sėdžiu ir aš nežinau, kas ten kalba, žinai, sakau, ar aš galiu? Sakau, aš galiu, bet ar aš noriu? Sakau, ne.
Ir aš nežinau, kas, ta prasme, aš nežinau, kas ten, ant tiek buvo turbūt, nu, bet likau tiesoj, nes man ten tikrai labai nepatiko, man ten ir per to, kad nepatiko, aš ten ir sveikatos labai daug praradau, ir, man tiesiog skaudėjo, aišku, kai tu darai iš įtampos, tai, tai yra pasiekmes, ta prasme, taip, aš tiesiog persidirbau, aš realiai susižalojau savo sveikatą ir kai man pasakė dar, žodžiu, kažkam tai galbūt yra svajonė, bet aš kai žinojau, kad man yra įdomu pats žmogus, ar ne, aš tiesiog, ar aš galėsiu tą darbą padaryti, galėsiu, valios pastangom, ne, save suėmus, galėsiu. Ir aš žinau, kad aš galėsiu. Bet ar aš jau noriu to, kai žinau savo tiesą, arba čia pasakyti ne. Ir tada gaunu kvietimą grįžti į Lietuvą, susitikti su vadovu, jau Lietuvoje, žodžiu, pokalbėje, ne, ir galvoju, tai kas čia dabar bus, ir vat skrendu ir aš žinau, kad, aš pasakiau ne, žinai, aš pasakiau ne. Ir sėdi vadovas ir jo žodžiai sako, tai Simona, kadangi, nebenori, žodžiu, šitose pardavimuose, tavo atsakymas ne, tai reiškia, ne, jo suprantu. Ir aš tikrai suprantu, kad bet kas dabar, esu taikoje, žinai, va tas toks, tikrai taip, bet rankas kojas turiu, nesiruošiu jokiam scenarijui, galvoju, tuščia, tiesiog, taip, girdžiu, taip. Ir tada kitas vadovas sako, bet mes girdėjome ten gerų atsiliepimų iš žmogiškųjų išteklių ir taip toliau, ir čia kaip tik įmonėje dabar steigiame kitą poziciją naują, mums atrodo, kad tu joje tiktum, leisk savo pagalvoti apie šitą poziciją. Ir, žodžiu, man pasakė tą poziciją, kurią aš jau buvau atradus, kurią buvau įsivardinus tada. Ir kosmosas tenais įvyko, tai iš esmės tame pokalbį įvyko perkeliamas į šitą poziciją. Ar aš žinojau, kad šita pozicija Lietuvoje yra? Ne. Ir kas čia stebuklas, nestebuklas, čia kaip susidėlioja, sako visatai šitie dalykai, bet jie susidėlioja, kai tikrai esi visiškam tokiam tiesoje su savim ir drąsoje būti savo tiesoje, o ne parduoti savo tiesos už pinigus, už prestižą, už kažkokią tai poziciją ir iš baimės, ne? Tai va, ir aš gavau šitą poziciją. Ir netgi toj svajonių pozicijai, kuri tikrai buvo mano svajonių pozicija tiek, kiek aš tenais buvau, apie 2 metus, bet ir ten aš išaugau. Aš tiesiog supratau, kad aš jau viską realizavau, ką aš noriu, toliau, ir va čia yra vėl dabar toks tiesos momentas su savim, galiu likti dar, ar man tai patiks, ar ne, ir tada vėl išeiti tą tokią kažkokią tai nežinomybė, iššūkį kitaip, bet jie reikalingi yra, nes kitaip aš galėjau likti labai patogioj vietoj, labai šiltoj vietoj, kur ir įmonės automobilis, ir šiaip, tiesiog geros sąlygos, ne, labai patogu ir šilta, bet buvo taip patogu, kad net nuobodu. Sakytų, Simona, tu galvą pasikrapštyk, automobilis, geras atlyginimas, ten gerbiama esi, realizuoji savo talentus, tai kas blogai, sakyk. Jo, bet va čia, ką ir norėjau paminėti, žinai, čia yra ir viskas tikrai su įmonė buvo gerai, o čia labai svarbu tą tiesą į čia, nes aš tau atsakiau, ar aš noriu į kitą įmonę eiti, ar man čia kažkas, ne, čia ne apie įmonę buvo, o apie, kaip sakiau, iššūkiai ir žinios, ar ne? Tai va šitoj vietoj, kai aš psichologiją, man ėjo lygiai greičiai nuo pat mokyklos, ar ne, mane vadindavo mokykloje jau psichologė. Tai tas kelias, tarsi jau mane buvo pasirinkęs, vaikystėje vaikus mokiausi melstis, žinai, ta prasme, tas kelias toksai, jisai buvo visą laiką manį, tarsi ne aš pasirinkau, aš tiesiog kelias jau įtraukė mane ir ta psichologija visą laiką, kokiam aš darbė buvau, visą laiką vesdavau kažkokius mokymus apie motivaciją, apie kažką iš savęs rasdavau, žodžiu, visada tai eidavo, ne, aš kiek atsimenu, tiesiog pagrindinės funkcijos buvo galbūt kitos. Ir va čia tas, kai yra žinios, yra iššūkiai, man nebebuvo iššūkių į šitą, bet aš įvertinau šitą poziciją, tai aš tada iššūkiai jau 0, žinių belekiek, ne, tai kas manęs laukia, nuobodulys, apatija, ir žodžiu, ir nepatenkinta Simona tada, nes ant kažko išsilieja, reikia nepasitenkinimą, ne, o nepasitenkinimas tik tai reiškia, kad aš savo talento, aš savęs nerealizuoju, ne kad talento, bet aš savęs man nėra okei, ne, tai aš ir turėjau priimti sprendimą, kad savo ir įvertinau, tai gerai, po 5 metų dar čia lieku,
tai kaip aš jaučiuos? Nu, šudinai jaučiuos. Nu, žinai, ir dabar, ir daryk su ta tiesa, ką tu nori. Nu, žinai, ir daryk, nu, nieks neprims sprendimo, ar ne? Tai man padėjo priimti sprendimą, tai pasižiūrėjau kalendorių, priešis buvo kalendorius, maždaug 2 ar 3 mėnesiai į priekį. Atsimenu iki dabar datą. Iki rugpjūčio 25 dienos paduosiu prašymą išeiti iš darbo. Bet dar buvo likę 2-3 mėnesiai. Tai reiškia, niekam aš nieko nesakiau, ne? Tai aš galiu paduoti, galiu nepaduoti, ne? Bet va čia va, minty, na, pasitreniruoju dabar šitą jausmą. Tai kaip reiškia būti? Nu ir radosi daug sprendimų, ką aš toliau veiksiu ir panašiai, ir taip ir vyko. Prašymą padaviau šiek tiek dar net 4 dienom anksčiau. Tai va. Baimės dėl jausmų, su kuriais teko tau susitarkyti. Nes būna tas nesaugumas, žinai, išeisiu, mesiu, žinai, kartais būna dideli įsipareigojimai, jau daug tikslų prisiekta, žinai, daug paskolų priimta ir taip toliau. Kaip tau su to jausmu, nežinojimo, eiti kur toliau? Tai vis tiek tai buvo apgalvota, tai nebuvo, žinai, aš įvertinau ir paskolas ir visą kitą, taip, aš jas irgi turiu, kaip ir, žodžiu, ir aš įvertinau, kad nereiktų man paskui bėgti kažkokį bet kokį darbą, ne, vėl, kad tik tai pinigus sukrapštyti, tai aš, priėmiau vėlgi tam tikrus sprendimus, tai buvo, žodžiu, galva veikia, žinai, nebuvo tik jaučiu, žinai, kažkam daryti dar reikės, ne tik jausti, žinai, kad aš jaučiu savo tiesą, žinai, bet dar ir daryti reikės, tai faktas, kad įsivertinau visus tuos ir jeigu nebūtų buvę galimybių, matyt, būtų galbūt tas terminas prasitęsęs, ar ne, aš tiesiog, tyrinėjau. Tai jo, tai vat, ir šiandien dienai, kai mes irgi kažko norim, tai racionaliai galima lygiagrečiai pradėti kažką kitą daryti, bet čia suvokti atsakomybę, kad, jeigu aš esu nelaiminga, tai aš ir turiu kažkokius sprendimus priimti, tiesiog aš turiu priimti sprendimus. Ir tos visos išorinės, kas kelia jausmus, paskalos ar dar kažkas, tai ieškoti sprendimo tam, kad tai nekeltų tam tikrų jausmų. Nes dabar išeiti, žinai, uždirbi kažkokią didelę pinigų sumą ir išeini ant nulio ir tada tikrai iš streso ir įtampos, kai reikia galvoti, kaip čia vaikus išmaitinti ar dar kažkas, nelabai pavyks turbūt atsipalaidavus kurti savo veiklos. Tai čia nieks nesako išeiti be proto, ne, ta prasme, bet suvokti, kad aš turiu priimti sprendimą, kiek jisai užtruktų laiko, ne, bet tiesiog vis tiek turiu bent jau pradėti savo įsivardinti, o tai ko aš norėčiau, o tai kas yra tas darbas, kurio aš noriu. Kai aš tenais dar dirbau ir kai įsivardinau, ko aš noriu, aš tiesiog pavargau nuo negatyvių minčių pati savo, ne, kad važiuoju ir žliumbiu kiekvieną rytą. Tai dabar leisiu savo pasvajoti apie tą, tiesiog aš norėjau pakeisti tą laiką, kai važiuoju darbą mintis. Žinai, kažką, biškai fainesnio kažką generuoti negu negatyvaus. Ir žiūrėk, ir kai jau žinai, ko nori, tai yra stipru. Ir dar kai atsakėjau, kaip tai veikia šiandien ryte, kaip tik klausiausi Joe Dispenza, atsikratykite įpročio būti savimi. Ir čia buvo tavo tyrimai įvairūs atlikti, kad jeigu aš tik įvardinu mintį, ko aš noriu, ne, nieks nepasikeičia. Jeigu aš tik turiu jausmą, ko aš noriu, ir kaip tai jaučiasi, irgi nieks realybėje nepasikeičia. Bet jeigu apjungiu mintį, ketinimą ir įsivaizduoju, kaip tai jaučiasi, ir tada eina tai veiksmą, tai žodžiu, tai ir tampa materija. Daryti reikia. Dar vienas toks įdomus atėjo, tu sakai, kad gavai daug visokių, žinai, privalumų savo tam prieš tai buvusiam darbe ir automobilis ten naujas, ten taip toliau. Kaip tau, kai teko tą visą atsisakyti, žinai, kaip atrodo, gauni labai daug tų bonusų, žinai, ir tada viskas, arba nebeturėjo automobilį, arba troleibusas, arba senas, žinai, nes neturi tiek kaip įmonė pinigų, žinai, kur gali tave investuoti. Kaip tau su tuo teko, su visais tai titulais atsisakyti? Čia irgi, žinai, tai va vėl galvojimo būdu įvertinau, kad gerai, automobilį galiu nusipirkti kažkokį ten pigesnį, kažkokį, bet vėl tai bus dar papildomų mėnesinių išlaidų, ne? Ar aš noriu dabar šitos įtampos ir streso, ne, tai tada kas lieka? Viešasis. Tai dabar reikia kažkaip net neįsivaizduoju, ką daryti su to viešuoju. Aš net visą gyvenimą pravažinėjus su mašina, nežinau kaip bilietuką, kur, o kaip žinoti, iš kokios stotelės, į kokią stotelę nuvažiuoti. Bet žinai, kai atsiveri tam, tiesiog leidau save biškai
įsivaizduoti viešajam transporte. Aš sakau, nebuvau kaip po prieš, bet tai atrodė, o Jėzau, visiškai nepažinta realybė. Tada atsirado vienas žmogus, kuris sako, žinai, yra tokia programėlė Traffic, kur tu tik įvedi adresą savo, kur nori nuvažiuoti ir tau ten viską parodo, kur, wow, galvoju, kokiais laikais gyvenam, tai čia lengva, tada net parodo, kada išeiti iš namų, tai puikiai čia viską gali susiplanuoti. Žinot, aš iki šiandien, aš turiu mašiną, bet aš iki šiandien myliu važinėti viešuoju transportu. Ir priklausomai kaip kur važiuoti, na, aišku, į senamiestį tai visą laiką su viešuoju transportu. Man tai yra, ačiū Dievui, kad aš atradau šitą dalyką, nes tu ir ten puikus ir nuostabus žmonės, nu, žodžiu, viskas gerai su to viešuoju transportu. Sugriovė mano kažkokią keistą ir aš kaip tik daugiau atradau, nes aš nevažiuodavau į miestą, kai turėjau mašiną, nes nėra kur ją prisiparkuoti, ten arba, žinai, trumpai, o dabar aš vaikščiot galiu po Vilniaus centrą, nuvažiuoti, nueiti iki Vilniaus centro, nu, žodžiu. Man vien tik atradimai dabar su viešuoju transportu. Ir dabar apibendrinant, mes dar nebaigsim iš tos transliacijos, jau dar galim šiek skirti laiko, bet apibendrinant va, tą tavo sprendimą priimtą, jau kažkiek laiko nemažai praėjo ir dabar, va, kaip gyveni, kokių privalumų jau tik atgavai? Ar vertėjo, žinai, ten, tai uždarei tą puslapį, buvo visokių jausmų, baimių, nors ir logiškai apmąstyta, bet va, jeigu tai pasverti, Simona tada, Simona dabar, kai turi savo, nu, visiškai pagal save dirba, savo mylimą veiklą, savo dėlioja grafiką ir atostogauja, kada pati atsidėlioja ir taip toliau. Vidumi užaugau, ar ne, nes nu, reikalingi tie priimti ir sprendimai ir panašiai, toks vidum jaučiuosi daug brandesnė ir išmintingesnė, tai čia įvyko tas ir lyginant save su anksčiau ir žinai, labai ne kasdien, bet, nu, gal kokią kas antrą dieną aš vis pagalvoju, nu, kosmosas, gyvenu dabar taip, kaip norėjau visada. Žinai, atsikelti gali, šiaip, iš tikrųjų gali atsikelti, kada nori, ne, laisvę gali pasimti, kada nori. Nu, nuo tavęs priklauso, nu, tu niekam nieko nesiskovoji, nei kiek uždirbti, nei ką, nu, tu pats žinai savo išlaidas. Gali atostogauti, kada nori, tai šitie dalykai faini. Bet žinai, kas dabar galbūt atsirado, nu, va, ta laisvė tame planuoti, bet atsakomybės jos yra vis tiek daugiau. Žinai, nu, va, sakau, turiu auginti ten tą mažą vaiką, kuriuo pasirūpindavo, ne, kažkas ten mokymai ateis. Nu, ten aš susigalvodavau projektą, man nereikdavo galvoti, iš kur gauti pinigų. Arba jeigu man reikia marketingo žinių, aš sušūkiu, žinai, iš skirtingų skyrių žmonės ir čia vat, mes jau aptarėm projektą. Nu, tai easy buvo šitai vietai. Nu, tai čia dabar galbūt reikia kitokio kūrybiškumo. Tik tiek, kitokio kūrybiškumo. Ir tai iš vienos pusės yra sunku. Daug kas skundžiasi, žinai, visokie konsultantai, lektoriai, ten, žinai, tai vadinami solo verslai, kurie turi savo kažkokią veiklelę, ar veiklą stipresnę, ar labai gerai apmokama, ar mažiau. Nu, kad turi būti visų tų galų meistrė ir meistras, tai turi mokėti ir reelsą įdėti, ir stories įdėti, ir nepabijoti, ir save parodyti pasaulį, nes ne tik viskas vyksta iš rekomendacijų, ne tik būna sėkmės, tikrai labai gražu, žinai, kaip, pavyzdžiui, tavo toks konsultacinis, toksai, žinai, yra toks veikla verslas, pavadinkim. Vis tiek žmonės to moka už tai pinigus, žinai, ir tu taip monetizuoji. Nu, visokių tų verslų yra, bet ten yra iššūkių ir tikrai aš irgi sakau, kad išmeskite iliuzijas, kad jeigu turėsit mylimą veiklą, tik darysite tai, ką mylit. Ir samdomų darbe, ir versle, ir visur yra tam tikrų dalykų, kurias reikia kartais ir netgi su kastais dantim reikia padaryti. Taip, galima atsipalaiduoti ir su ką, aš pastebėjau, pavyzdžiui, pakeičiu kažkur būseną, energiją, tą patį, ką anksčiau dariau su kastais dantim, padarau visiškai paprastai, lengvai, tai tikrai yra. Bet visko būna, kartais man prie buhalterijos tenka taip įkvėpti, ten, kad arba tas kol laišką kažkokią atrašau, 1000 laiškų mano mailė yra, tai nu, yra reikalų tikrai, žinai. Bet visur yra pliusai, kiekvienoje srityje. Va čia ir kur jūs gyvenimas nuves, kur jūs patys save nuvesite, tai čia jau jūsų yra pasirinkimas ir reikalas, žinai. Tikiuosi, kad šiandien sykė pasimokė. Aš dar noriu paklausti, tu taip, man atrodo, buvai, nežinau, ir iki šiol esi atsidavusi mokslams. Aha, tai ką tu tyrinėjai moksluose, ką tu ten baiginėjai, nes aš žinau, kad tikrai tau net parašyti buvo sunku, nes sakai, kad po mėnesį atrašysiu, žinai, vos ne. Tai kur tu ką tyrinėjai, ką mokysi, kas tavo buvo tas pašaukimas ir aistra per mokslo prizmę?
man tiesiog patinka mokytis, o tyrinėjau visą laiką psichologijos sritį, visada psichologija, tai yra savęs pažinimas, psichologija, tai mokaus visą laiką. Tai ir dabar jau mokaus antrą bakalaurą, kažkodėl su 40-mečiu sugalvojau, o ko ne dar vieną bakalaurą baigti, ar ne? Tai dabar nuėjau labiau į psichologiją iš mokslo srities, truputį su terminologija susipažinti, su žmogaus anatomija, biški per ne tiek kaip anksčiau, šiek tiek iš dvasingumo labiau pusės, iš tokios budizmas man labai yra artimas, ar ne, iš tokios dvasinės pusės. Tai dabar randu atsakymus ir fiziologiškai, kodėl meditacija gerai, kaip veikia mintis ir panašiai. Tai toksai dabar galiu, žodžiu, kalbėti su žmogum apie, jeigu žmogus ateis labiau racionalus, gerai, galim apie tos dalykus iš racionalios pusės kalbėti, galim iš labai dvasinės, šviesos ir kitos prizmės kalbėti, žodžiu, kaip daugiau atsirado žodyno pas mane, bet tai pasirinkau ir toliau turbūt mokysiuos, tai normalu mokytis. Man tai yra vertybė ir man tai yra įdomu labai. Kokį bakalauro temą rašai paskutinę? Apie laimę darbe? Tai ne bakalauro, čia buvo mano magistras, ne? Magistras. Jo, magistras laimę darbe, jo. Ir žinai, kas aš dėl to paklausiu, aš kažką atsiminiau, kad tas ir buvo, žinai. Jo, bet žinai, kas įdomu, ten 2012 metais rašiau, žodžiu, tą laimę darbę temą ir dabar studijuojant psichologiją, sėdžiu vienoj paskaitoje, tiesa, manęs nebuvo toj paskaitoje, man atsiuntė grupiokė, žodžiu, nuotrauką, dėstytoja, ten pristatinėjo vieną temą ir buvo literatūros sąrašas ir mano magistrinis darbas įrašytas kaip rekomenduojamas literatūros sąrašas. Wow, gal ir man reikėjo vieną darbą rašyti dabar. Tai žodžiu, prieš 10 metų rašiau, bet ten buvo metodikos toksai pristatymas, dėl to jį įkėlė kaip literatūros sąrašą, bet taip įdomu buvo, žodžiu, kas ten buvo iš meilės ir tikrai daryta, žodžiu, radau savo studijose. Žodžiu, buvo labai įdomus toksai momentas. Papuolėte į geras rankas, į patikimas rankas. Sakyk, aš tave pakviečiu į pašaukimo dirbtuves online, kuriuose tu duosi savo vieną paskaitą, žmonės galės užduoti klausimus, parašyti ir taip toliau. Ką ten duosi? Kodėl būtent pasirinkai, einant į paieškas mylimos veiklos, šitą temą? Kas ten tokio bus? Jo, ten Roberto Dills 6 neurologinių lygių metodika. Man gal pačiai buvo daug atradimų kiekvieną kartą, kai aš darau šitą metodiką, save lydžiu arba klientus, tas toksai, nes tie klausimai vis tiek sugrąžinant, reikia juos atsakyti. Bet čia tas yra, jeigu aš noriu žinot, ko aš noriu vairuoti savo gyvenimą, ne, noriu jį kurti, turiu žinot, ko aš noriu. Tiesiog turiu. Svarbus klausimas yra šitas. Atsakymų galima nežinoti, galima leisti jiems ateiti, jų ieškoti, bet savo pradėti užduoti klausimus, yra svarbu. Ir atsakymai ten tuos klausimus, man tai yra ten, pamatiniai klausimai. Ir paskui, ir ten, taip jeigu pasakot, kas vyksta už ten tų visų klausimų, ten aš taip vadinu, kad žodžiu, mes gimėm iš kažko, tarkim, iš sielos, įsikūnijom, ir turim materiją, žemišką kūną, ir mes kartais čia taip užsižaidžiam tą žemišką gyvenimą, kad mes pamirštam savo tą aukštesnį tikslą ir čia gyvenam. Tai man šita metodika yra tokia, kur iš žemės truputį, vėl grąžina prisiminti, dėl ko tu čia esi, ir tada tai prisiminus vėl sugrįžti į žemę, čia, ir tą prisiminimą vis integruoti, savęs paklausiant, žodžiu, ar tai yra pakeliui su manim, ar tai yra, mano, jeigu aš lieku, pavyzdžiui, šitam dabar senam darbe, nieko nekeičiu šitoj situacijoje, bet ar tai, dera su mano aukštesniu tikslu, ar tai dera su mano identitetu, ten daug bus klausimų, ar ne, su mano ta misija, su tai, kas aš esu, ar su mano vertybėm, ar tai dera, ar ne, ir jeigu ne, tai ir priimu tam tikrus sprendimus. Tokia praktika savirefleksijai, tai žodžiu, ir ten tą praktiką tikrai galima, nuolat daryti, ar ne, nes aš dabar čia prieš kelionę piligriminį irgi dar kartą pasidariau, tai man
kažkaip lėktuvę dar dariausi, tai padėjo, žodžiu, visą kelią išeiti. Labai taip išmintingai laikant ir gražinant save. Nu, žodžiu, turi savo tokių, man labai patinka šitą metodiką, man labai gili yra. Tai taip pat ir pasidalinsiu. Kas norit jos, tai nuoroda yra aprašyme, komentare ir Simona bus viena iš mūsų lektorių, kurie pasidalins savo šitą metodiką. Labai dėkoju tau šiandien laiką, aš galvoju, žinai, nekalbėkim šiandien apie Santiago del Compostela, tai buvo 3 tavo kartas, padarysim kada dar live transliaciją, kodėl verta keliauti, kodėl verta eiti, kodėl verta investuoti save per ėjimą 1000 žingsnių. Tai tikrai kas norite, galite surasti Simonas prieš tai buvusią live transliaciją apie jos kelionę Santiago del Compostela, eikite, veskite tikrai Simoną Ampiainen ir tikrai kažkur surasite ten YouTube, Facebook'e, kažkur tikrai išmes. Jeigu patys jaučiat, kad norit keliauti dar gyvenime šitoje kelionėje, tai galite asmeniškai parašyti, tikrai aš manau, kad pasidalins, ką daryti, ką nedaryti. Nes, žinai, mes ieškom savęs visais būdais įmanomais. Ir per protą, kaip sakyti, ir per jausmą, ir per kūną. Kaip tik suprantam, kartais klystam, darom nesąmonės. Žinom, kokias nesąmonės žmonės pridaro, užsisuka, bet yra specialistai, kurie gali padėti. Norite asmeniškai, turi kažkokių klausimų, Simonai, ar turi kažkokių problemų gyvenime, tai kreipkitės, pasidomėkite ir tikrai jums padės. Tai dėl ko galima kreiptis į tave, dėl ko dažniausiai kreipiasi, tiesiog pasidalink, jeigu nesunku. Gal kažkas asmeniškai norėsite kreiptis. Jo, čia labai tokia bendrinė vis tiek man yra tas toks asmeninis augimas. Netinka šiandien, kur aš esu, kaip aš jaučiuosi, noriu ar tiesiog save patirinėti, ar veikloj noriu kažkokio tai pokyčio, ar su emocijom nėra kažkur gera. Vis tiek tai labai apsijungia, ar ne? Ar tai būtų veikla, ar tai santykiuose, jeigu santykiuose kartais negerai, tai tą emociją nešamės ir visur kitur, vis tiek tai yra labai holistiškai. Nu jo, bet dažniausiai ateina vis tiek pradžio, kad su veikla kažkas ten, žodžiu, nori kažkokio tai pokyčio ir natūraliai vis tiek išeinam, žinai, tos atšakos truputį ir santykius paliečiam ir visą kitą. Tai va, tokia asmeninės mentorystės dažniausiai dirbam, nes man vienas su vienu patinka labiausiai, nes tada, žinai, kai yra auditorija, žinai, negali žinot, kas, kur, ką galvoja, o čia, kai matai žmogų priešais, taip, capt, aha, va čia dabar pabūkim, va čia, nu, fainesnis tas toksai darbas, nes gali dirbti konkrečiau ir išspręsti tą problemą, ar ne? Nu, nes mūsų gynybiniai mechanizmai yra tokie, kas nemalonu, ten esam linkę pražiūrėti, oi čia ne apie mane, oi čia trampam, nu ir nieks nepasikeičia, žinai. O vat vien su vienu ir tada, tiksliai, jo, šitas žiauriai nemaloniai jaučias, nu tai einam pažiūrėti. Tai va, kai atsipalaiduoja, daugiau erdvės. Tai va. Ačiū, teko man patirti, su tavim tikrai, kai sustinki, daugiau erdvės atsiranda, labai faina. Dėkoju, spaudžiam patiktuką, dalinamės, turite asmeninių klausimų, rašykite Simonai, Simona Ampiainen, susirasite Facebook'e, tikrai, arba koks tavo puslapis? laimedarbe.lt. Va, tai kas norite, pasižiūrėkite, laišką surasite, o kas jaučiate, kad reikia keliauti su mumis kartu į 6 savaičių nuotykį, kur viena iš dalių bus ir Simonos tie special klausimai, tai nueikite mylimoveikla.lt ir ten tikrai viską surasti. Ačiū tau, ačiū Simona už tavo brangų laiką, ačiū tau, kad žiūrėjai, ačiū visiems ir iki greito. Ačiū už tavo patiktus. Iki.